Sveiki, aš esu Julija Janus, drabužių dizainerė. Čia kalbu mūsų nuolatinėme mados ir maisto kanale. Kuriu Julija Janus prekinį ženklą, kuris yra baltiškas, kuris yra konceptualus, kuriame kalbame ne tik apie madą, bet ir apie gyvenimo būdą. Todėl yra šita laida Mada ir maistas. Kodėl mada ir maistas? Todėl, kad tai yra du dalykai, kurie labai aiškiai atspindi žmogaus kultūrą. Tai yra, ką tu valgai ir kaip tu rengiesi, pirmiausia, pasako daugiausiai apie tave patį. Pristatau savo svečią. Tai yra mano viena draugė Daiva Tamošiūnaitė, garsi radio, televizijos renginių vedėja, kurios balsas užbūrė tūkstančius. Oi, ačiū tau. Tai aš pagaminsiu šiandien moliūgų sriubą. Tai labai greitai pagaminamas dalykas, ypač jeigu išvakarės išsikepi moliūgus su keliais svogūnais ir česnakais. Orkaitėje tiesiog sumečiau, nulupau, sumečiau ir iškepiau. Dabar man beliks tik tai juos sumalti. Na štai, pradinis dalykas padarytas. Toliau aš čia supilsiu truputėlį vandens, arba galima pilti buljono ir pastatysiu virti. Grįžkim prie tos temos, kurią aš tau netgi pasakiau iš anksto, nes galvau, kad reikia pasigalvoti apie tokius dalykus gyvenime. Apie stereotipų laužymą. Aš kalbu apie stereotipų laužymą, todėl kad pati gerokai jo sulaužiau madoje, sakydama, kad stilius neturi dydžio ir neturi amžiaus. Man labai šitas tavo sakinys patinka. Ir mačiau ne kartą socialinėse tinkluose net su manim dalyjosi draugės tavo straipsnių, tavo interviu. Tai va, tai dabar pakalbėkime apie tave. Kaipgi tau sekasi kartu? Ar tu esi taip įsimintinai sulaužiusi priimtus stereotipus arba apie save, arba ko žmonės tikėjosi iš tavęs pasielgus visiškai kitaip? Aš galvoju, kad gal aš labiausiai visus nustebinau nenuėjus į politiką. Tik ten taip šilta, ten taip gerai, ten taip visi nori būti tame Seime. Yra toks manimas. Yra toks sumanimas, kad ten visiems, svajonių yra vieta ir netikėtai man žmonės balsavo, mane išrinko, ir aš turėjau pasidžiaugti tą šiltą vietą, bet aš to nepadariau. Nes pagalvojau, kad, nežinau, iš tikrųjų ir dabar išgirstu dvejopų vertinimų, tarkim, žmonės pasitikėjo, žmonės tave išrinko, tu pabėgai. Tu pasitikėjimo, kaip, net laikiau kažkokio įsipareigojimo, bet, kaip tai vyksta. Truputėlį per karštas, žiūrėjau, man atrodo. Taigi, mūsų moliūgas užvirė čia ir taip davė tokį fontaną, kad mes čia buvom pertrauktos absoliučiai nuo mūsų labai įdomaus pokalbio. Ta proga aš norėčiau įrodyti, kad šitas sriuba staigiai yra padaroma ir į ją sudėti tik tai keletą prieskonių, be kurių jinai neįvyktų. Tai yra kvapūs pipirai, labai nedaug. Tiesiog žiupsnelį, reiktų ranką dėti. Ant šaukštelio galo juodų pipirų, ant šaukštelio galo cinamono ir ant šaukštelio galo muskato riešuto. Žinoma, druskos. Druskos pagal skonį. Moliūgas yra saldi daržovė, todėl druska reikėtų ragauti, ar jau gana ar ne. Ir gale truputėlį, čia jau pagal skonį, arba grietinėlės, arba grietinės, arba kokosų pieno. Maždaug tokį kiekį. Čia yra pusės stiklinės, čia kokosų pienas. Labai gerai. Belieka palaukti, kol užvirs, paragauti ar užtenka druskos ir volia, bus baigta. O grįžtant prie stereotipų, kokia įspūdinga istorija.
Pavyzdžiui, tu, man atrodo, savo tikslo link ėjai labai, užsibrėžiai ir ėjai žingsnelis nuo po žingsnelio, jau ten nuo vidurinės tėvai įvairūs. Vis stebi iš mokyklos išėjai ir nutarei, kad tu siūsi. Ir tu keliavai vienu keliu. O aš ne, aš turėjau būti prancūzų kalbos mokytoja. Ir aš buvau prancūzų kalbos mokytoja ir dėstytoja buvau. Ir kažkaip čia galbūt stereotipiškai aš su tuo, ne tik, kaip tu su tuo turi gyventi, kam tu rašeisi ir ką tu studijavai. Bet tai buvo toks laikas, tarkim, prieš 20 metų, toks laikas, kai man atrodo, ne vienas tą stereotipą sulaužė, nebijodamas žaisti gyvenime ir lysti kitas sritis. Ir vėl? Taip, ir lysti kitas sritis. Nes ir, prancūzų kalba reikia tik tai Paryžių nuvažiavus. Taip, iš tikrųjų. Ačiū to, Laimute. Ragausim tos sriubos, gerai? Tai jau būtinai. Kalbant apie madą ir maistą ir įrodant, kaip tai yra susiję, tai yra, kaip tai stilistiškai derinasi, tarsi vizualinis pokalbis tarp dviejų daiktų. Tai yra rūbo ir patiekalo. Numerkis, ragausim. Ragausim? Bet spalviškai kaip gražiai atrodo, man tai labai skaniai. Kokosas man čia labai. Labai. O dabar galiu sudėti, kas čia dar tiktų? Nes čia puikiai dar tiktų. Iš kolekcijos porceliano pakabukas. Štai toks prabangus batas. Ir puikiai balta kuprinė. Ir galiausiai labai šilta ir prabangi striukė. Viskas yra viena. Ir netgi mano auskarai, kurie pas mus yra sukurti po vieną. Jie yra skirtingi ir juos galima prisiderinti, sugalvoti, kokį nori su kokiu. Aš išsirinkau tokius. Gaminau šiandien Chop Chop studijoje, o Chop Chop tai yra Vilniaus centre esanti nuostabi erdvė kulinariniams užsiėmimams ir šventėms.